Sveiki, mėlyje. Esu Lina, Kontautienė iš įmonės OAB Litmelinėje ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. O šiandieną lankomės pas Rimantą Narbutą įmonėje Impex ir toj sužinosime, kokios yra paslaugos ir galbūt jos yra reikalingos ir jums, ne tik mums. Labas, Rimantai. Labas, Lina. Tai trumpai papasakok visiems žiūrintiem, kuo tu užsiemi. Mes užsiemam transporto paslaugom, krovinių sandėliavimu, krovos darbais, taip pat ekspedicija. Pagrindė tokie darbai būtų. Ar turit kažkokį krovinį, kuris yra jūsų arkliukas, už ką jums klientai nori mokėti daugiau, nes jūs esat būtent šitoje srityje patys patikimiausi? Pirmiausia, tai mūsų turbūt daug kas žino kaip pakabinamų drabužių pervežėjus, kurių Lietuvoje jau yra netiek jau daug likę. Tai yra specialios puspriekabės, kur galima susikabinti krovinių, tiesiog pasiūtus gaminius ant pakabų. Taip pat yra ir mikroautobusai, su kuriais teikiam tiek pakabinamų drabužių, tiek kitų ekspres krovinių pervežimus visoje Europoje. Tai dabar tu paminėjai mikroautobusus, puspriekabės, tai koks jūsų yra tas bagažas technikos? Mes turime virš 20 įvairiausių transporto priemonių. Taip pat turime keletą subrangovų, su kuriais dirbam ir dirba. Kurie yra patikrinti ir mūsų standartus atitinka. Tai galime pasiūlyti tikrai daugumoje Europos šalių pristatymus. Taip, ir sekantis klausimas, kurį norėjau paklausti, į kokias šalis važiuojate? Pagrindinės šalis būtų taip: Beneliuksas, Vokietija, Didžioji Britanija, Airija, Prancūzija, dauguma regionų, Austrija, Šiaurinė Italija. Supratau. Skandinavijos šalis, Norvegija, Švedija? Mažiau tenai specializuojame. Mažiau, bet greičiausiai turit partnerius. Taip, jeigu reiktų kažkokios patikimos paslaugos, galim pasiūlyti. Taip, ir dėl ko paklausiau, nes pati naudojausi šią paslaugą, mums reikėjo išvežti. Kur mums reikėjo išvežti? Į Daniją. Į Daniją reikėjo išvežti ir Rimantas puikiai padėjo, o klientas koks buvo patenkintas. Tai ačiū tau už tai. Tokį intriguojantį klausimą užduosiu. Kuo jūs išsiskiriate iš konkurentų ir kuo esate geresni? Tai turbūt, kad mes nesam ta labai didžiulė, galinga įmonė, kurioje pagrindė veikia sistemos, kur vadyba įsprausta į rėmus, mes galim improvizuoti, galim pasiūlyti platesnės paslaugas, daugiau atsižvelgti į klientų poreikius, į lankstumą. Taip pat kaip ir tau, Lina, buvo tas pristatymas, tai tiesiog tas klientas negalėjo bet kada priimti darbą valandom krovinio, prašė paskambinti iš anksto, prašė, kad mes jį būtinai informuotumėm, kad jisai atsivežtų žmonių talką, kad mes atvažiuotumėm tuo metu. Tai aš net ir neminėjau visų šitų dalykų, nes mes nenorim klientui sukti galvos dėl šitų pervežimų, o tiesiog paskambinom, sutarėm, sudėrėjom, suderinom, padarėm ir užbaigėm šitą. Super, duok 5, Rimantai, už tai su tavim smagu dirbti, nes dėl ko aš visą laiką klientams sakau, kad ne, mes transportu nesirūpinam, o iš tiekėjų reikalauju transportą pristatyti žaliavą pristatyti mūsų kiemą, nes aš esu susidūrusi su logistika ir tai yra be galo didelis, sudėtingas ir sunkus darbas. Ir kaip gera, kai turiu tokius partnerius, kur net nežinojau, kad buvo problemų, jos buvo išspręstos be mano žinios. Tai jeigu ir jūs ieškote tokių išskirtinių partnerių, kurie sutaupytų jūsų laiką, o jūsų galutinis klientas būtų tikrai patenkintas, tai būtinai prisiminkite Impex. Rimantas Narbutas. Kokio tipo klientas yra tau pats geriausias? Pats geriausias klientas tas, kuris yra stabilus. Ir nesvarbu, ar jisai veža 1 paletę, ar 10, ar 15, bet aš, tarkim, žinau, kad Lina
kaip visada, į savaitę ar į 2 savaitės kartą tikrai užsakys krovinuką. Ir tai yra tiesiog stabilus maršrutai, stabilus siuntimai, tai yra pats geriausias dalykas. Super. Tai ar jūs esat stabilus? O jeigu tokie ir nesat, nebijokit, paskambinkit Rimantui. Tad ačiū, kad žiūrėjot, linkėjimai Lina Kontautienė UAB Lignilinėje. Rimantas Narbutas, Impex Lietuva. Iki pasimatymo.